Sveiki! Birželio 8 dieną kviečiu Jūs Vilniuje į mitybos ir vaikų ugdymo seminarą, kurio metu sužinosite, ką pirkti, kokius maisto produktus rinktis, ką iš jų galima pasigaminti, kaip gaminti, kad nesugadinti maisto produkto ir kaip formuoti šeimose valgymo kultūrą, kad vaikai ir visa šeima valgytų prie bendro stalo, laikytųsi etiketo valgydami ir formuotųsi darnūs šeimos santykiai per valgymo kultūrą ir bendravimą kartu prie vieno stalo. Seminaro metu aš pristatysiu Jums apie sveikatai palankę mitybą. Esu maisto technologė, sveikatai palankios mitybos ir gyvenimo būdo propaguotoja. Taip pat 2 mažamečių vaikų mama ir laimingos šeimos kūrėja. Apie vaikų ugdymą ir darną šeimoje, kaip jos pasiekti, kad vaikai augtų mylinčioje šeimoje, jaustųsi saugus, augtų laimingi ir sąmoningi vaikai ir visa šeima. Pristatys Jums Vida Drąsutė ir degustuosime sveikatai palankų maistą su sveikatai palankaus maisto virtuvės šefė Aida Matulevičiūtė. Taigi laukiame Jūsų birželio 8 Vilniuje ir kviečiame Jūs registruotis kuo skubiau į šį seminarą. Iki malonaus.